Sveiki, atskleisiu jums vieną paslaptį. Viena iš lygų, kūniškų lygų. Yra lygos kūniškos ir fizinės ir yra psichinės. Tai faktiškai tam tikros psichinės lygos ir fizinės lygos yra viena tokia didžiulė priežastis, viena iš didžiulių priežasčių. Nėra tai absoliutas, kai visi dabar ieško, pavyzdžiui, panacėjų tam tikrų nuo visų lygų, sako, šitas čia nuo visų lygų. Tai tokio absoliuto nėra iš tikrųjų, nėra. Bet viena iš tokių didžiausių problemų yra lygų fizinių ir psichinių. Tai yra gyvenimas mentaliai. Žmonės gyvena mentalinį gyvenimą, neberealų. Jie, pavyzdžiui, keliauja, kaip pavyzdys, keliauja per įvairiausias vietas, keliauja, kelionės, dabar mėgsta žmonės kelionės. Bet jie atvažiavę į tą gražią vietą, į pasaulio kampelį kokį nors. Jie faktiškai toliau, daugelį atvejų, nėra tai, kad jie mėgautis į tą aplinką, pasinertų, į vietinę kultūrą, į gamtą, matytų paukščių šilų. Taip iš tikrųjų, realiai, realizuotų, išgyventų tą vietovę. Tai vietoj to, jie daug masto, daug galvoja, pasiėmė telefonus, pavyzdžiui, filmuoja tenais visur ir jie tą akimirką, tarkim, filmuoja, galvoja, reikia tą nufotkinti ir tą reikia nufotkinti ir tą pamatyti žmonės ir tą ir parodys ir tą. Ir čia vyksta, faktiškai jis tuo metu būna mentaliai, jisai nebūna čia ir dabar toje akimirkoje, bet jis pamatęs tą akimirką, jis save nukelia iš karto į mentalinį, į mentalinę būseną save patalpina. Tai faktiškai gaunasi gyvenimas tada ne tai, kad realus, realybė išgyvenant, bet žmogus jisai gyvena mentalinį gyvenimą, faktiškai prote. Kitaip sakant, prote, vaizduotėje, bet nerealybėje, kas liečia čia materialų gyvenimą. Kai žmogus jisai sėdi, pavyzdžiui, jis jau mentaliai, jisai gyvena transcendentiniam dvasiniam pasauliu per meditaciją, tai yra kitas dalykas. Jis tą akimirką jau kontaktuoja su dvasiniu pasauliu ir tai yra, taip galima. Bet kai žmogus mentaliai būtent dvasinį tą gyvenimą išgyventi, tai yra netgi taip teisinga. Kada savo sąmonę jisai pasineria per meditaciją, pavyzdžiui, į transcendentinius pasaulius, tai yra Tai yra daleistina tokiu būdu mentalinį gyvenimą gyventi dvasinį, bet tik tai dvasinį. Bet kai žmogus mentalinį gyvenimą pradeda gyventi materialiai, nors jis yra čia stovi ant žemės, jis realiai, bet gyvena mentalinį gyvenimą, net nerealų. Tai yra didžiulė problema. Kame problema yra? Kad jo visa energija tada gaunasi išeina iš jo fizinio kūno, iš to psichinio kūno tam tikros dalies ir faktiškai visą energiją jisai sudegina mentaliai. Mentaliai gyvendamas, mentaliai mąstydamas, labai daug galvojas, pavyzdžiui. Daug galvoja. Daug minčių, daug apgalvojimų, mąstymų, svarstymų, planavimo, paskui būnant tam tikrose situacijose vis tiek nebūt šitoje situacijoje, bet faktiškai būt prote. Tai yra mentalinis gyvenimas gaunasi. Toksai mentalinis burbulas, kuriame jisai gyvena faktiškai, bet negyvena realybėje. Ir ta visa jo energija faktiškai susikoncentruoja į protą, į tą mentalą visą energijos keliauja. Tada gaunasi energijos yra trūkumas fiziniam kūne. Įsivaizduot, fiziniam kūne, psichiniam kūno tam tikrose dalyse. Ir tas kūnas, jisai pradeda apmiršti faktiškai. Tiek tam tikrą, subtilus tam tikri kūnai, tiek fizinis kūna, jisai negavęs energijos, jisai pradeda merdėti, apmirti ir ten sutrinka, virškinimas, sutrinka širdies, kraujotaka, pradeda sutrikti, organizmas, nes jis negauna tos energijos. O ta energija, kur yra mentaliniam šitam visam tokiam maturėlė, kuriam sukasi mentaliniam burbule, jis tą visą energiją eikvoja, per mąstymą, per svajonės, per galvojimą, jisai nukelia į mentalinę erdvę, šitą visą savo energiją perkelia. To pasiekoja energijos negavęs kūnas, tiek fizinis, tiek tam tikras subtilus kūnai, negavę šitos energijos, jie faktiškai pradeda merdėti, sirgti, nuvysti. Panašiai kaip, pavyzdžiui, medis, yra daug gražių medžių, žalių. Jam reikia iš tikrųjų atitinkamo kiekio energijos. Energija, jinai gali įvairiai pasireikšti. Šiuo atveju medžiui reikia kokios energijos. Reikia, jam aišku, žemė jau yra vanduo, vandens jam reikia, tai yra energija. Tai yra saulės jam reikia, yra energija. Jam reikia oro, tai yra energija. Oras yra energija, saulė, šviesa,
reiškia šiluma yra energija, vanduo yra energija ir aišku yra tam tikri mineralai, kurie yra žemėje susikaupę. Tai faktiškai, arba, pavyzdžiui, netgi jo lapai, kuriuos jis turi, jie nukrenta, sudžiūna, ten lietus lyja, susigeria iš tų pačių lapų, reiškia, esantis tam tikras reikalos medžiagos, jos vėl susigeria atgal į žemę ir jisai maitinasi. Taigi, bet kuriuo atveju, medis, jam irgi reikalinga energija, kad jisai būtų gražus, sveikas. Ir, pavyzdžiui, atimkim dabar iš to medžio saulę, ar ne? Saulės energijos dalį. Jisai faktiškai nebegalės taip gražiai žydėti, buliuoti, ar ne? Atimkim vandenį, jisai visai pradės džiūt, nudžiūs. Atimkim viską faktiškai, saulę, vandenį, jisai nudžiūs ir numirs. Tai lygiai taip pat mūsų fizinis kūnas, ir aišku, aš dar vis primenu apie tokį subtilų momentą, kaip yra ne tik tai fizinis kūnas, bet yra mūsų subtilus tam tikri kūnai. Bet čia yra tokia gilesnė tema tą suvokti. Tai praktiškai fizinį kūną kiekvienas jau suvokia lengvai. Tai fizinis kūnas ir fizinio kūno lygos problemos viena iš pačių didžiausių priežasčių, kad jisai negauna tam tikro kiekio energijos, dėl to, kad energiją žmogus nukreipia mentaliai, reiškia, mentaliai. Visų degina, reiškia, mentalinį gyvenimą gyvendamas. Tai ką daryti? Tai pasistengti visgi, jeigu mes esam radi. Jeigu mes jau gyvenam, žmogus gyvena tokį materialų gyvenimą, tai jau jį ir gyvenčia, nebūt svajonėse kažkur tai. Būt čia ir dabar, ta koncepcija, jinai yra kaip ir teisingas tas posakis, bet kaip žmonės jį supranta ir kaip jį realizuoja, čia ir dabar tai neteisingai realizuoja. Prisirūko žolės, reiškia, ir ten apsisvaigina ir sėdi tokie apkiautę, reiškia, apatijai ir sako, kad čia dabar ir esu. Iš tikrųjų tai ne, tą akimirką jis vis tiek būna mentaliai kažkokiuose sapnuose savo gyvena. Tai realiai svaigalai, jie kenkia šitam iš tikrųjų. Svaigalai, žolės ten rūkymas įvairiausias, tai čia nereikia galvoti, kad čia kažkas tai yra gero. Tai nėra nieko gero. Reiškia, to vengti ir atsisakyti. Nes žmogų perkelia į sapnų pasaulį, sapnų karalystę, iš tikrųjų alkoholis, pavyzdžiui, narkotinės tam tikros medžiagos, kokios jas bebūtų, nukelia, reiškia, į tą. Tai tokia. Ir tai reiškia būti čia ir dabar, tai išgyventi tai, kas yra, po kojom jau žemę, ar ne, matyti paukščius, matyti medžius, matyti saulę, šviesą ir išgyventi čia. Mažiau būti telefonuose iš tikrųjų, nes telefonė irgi persikelia mentaliai, ten vienas paveiksliukas, kitas, vienas posmas, viena mintis, kita mintis ir gaunas toksai, kaip, reiškia, plaukia viskas mentaliniam lygmenį. Tai faktiškai vengti reikia telefonų, pavyzdžiui, ten tų visų skrolinimų ar ne socialiniuose tinkluose, vienas po kito posmą ir ne, keičiasi mintis, idėjos, tenais viskas iš tikrųjų, žmogus tokia mentaliniam pakyla burbulė ir jau laikas staigiai prabėga, bet faktiškai tą akimirką jisai sudegina labai didžiulį kiekį energijos mentaliai. Tai pasistengkit būti daugiau su gamta, pajaus žemę po kojom, matyt, kas yra aplinkui, susitikus draugus su jais iš tikrųjų bendrauti, žiūrėti jiems į akis, reiškia, liestis ar ne, liečiasi, paima už rankos ar nesustinka. Aišku, čia galbūt daugiau vaikinas, mergina ar ne, gali jaust vienas kito kūną, matyti iš tikrųjų, išgyventi, pasistengti supokti realią situaciją, ką jis man nori pasakyti, realiai, ką aš perdodu, pabandyti sužadinti kitame norą. Iš tikrųjų mane pajausti, iš tikrųjų mane suprasti ir pačiam reikia stengtis kitą suprasti. Čia aišku yra santykio momentas, bet visgi išgyventi realybę, reiškia, energiją ištraukti iš to mentalinio, reiškia, mentalo į realybę, jau šitą kūną galų gale. Ir kai mes tą kūną jaučiam, išgyvenam, būnam realybėje čia ir dabar ir būnam dabartiniam pasaulyje supančiam. Tai gaunas energijos, gauna visgi mūsų kūnas, pradeda gauti energiją ir tų lygų, tų problemų, reiškia, jos arba visos dings, arba dalinai tikrai sumažės. Vieno tokio paprasto dalyko. Tai supraskite šiek tiek čia pačią mintį, gal kas nors ją praplėtosim, ir aišku, kviečiu taip pat į tokį kursą, iš tikrųjų rugsėjo 1 prasidės kursas sveikatos, tap pats savo daktaras, ir kiekvienas mes galim tapti daktarais, iš tikrųjų. Tai kviečiu į kursą, prisijunkit. Sužinosit labai daug įdomių dalykų, tokių daug iš tikrųjų mokslo įvairiausių sričių, kaip ir ajurveda, per jogą, per meditaciją, pranajamą, iš tikrųjų psichologiškai dirbant su savim, kaip galima susitvarkyti savo fizinę ir psichinę sveikatą. Tai čia vienas iš tokių aspektų. Pasidalinau, aišku, tokia labai gilia mintim apie energiją, mūsų sveikatą, nuo to priklauso. Tai ir
tuo pat metu prisijunkit, kas norit sužinoti daugiau visokių tokių subtilybių, prisijunkit į kursą, mes su Suprema organizuojam, tai rašykit man arba Supremai, iš tikrųjų, ir rugsėjo 1 bus kursas, jisai truks 4 mėnesius, tai faktiškai, ir kiekvieną savaitę bus papaskaita, zoomai, susitikimai, bendrausim, spręsim jūsų problemas, bandysim surašyti, reiškia, kuo jūs sergat, ar yra, ir pabandysim ją išspręsti, pavyzdžiui, netgi šitą lygą kažkokią, tai per šitą kurso metu, pafokusuosim, pavyzdžiui, kiekvieną problemėlę ir ją bandysim įspręsti ir aplamai daug žinių, įdomių sužinosit iš tikrųjų, apie save ir pasaulį, ir apie sveikatą, psichinę ir fizinę. Tai ką, tada iki gero laiko ir būkit čia ir dabar, būkit ne tik tai, kad čia ir dabar, reiškia savo energijai, tiesiog matykit, girdėkit, jauskit žemę po kūną, netgi jauskit savo kūną, čia yra mano fizinė. Tai iki.